Viskas prasidėjo rugsėjo 29 dieną, kai atvykau į Kroatiją. 4 mėnesiai svetimoje šalyje, 4 mėnesiai be lietuvių kalbos, 4 mėnesiai be artimųjų. Negalvau, kad tai bus keista eit vienai kažkur, bet čia jau reikės priprast. Dabar einu, nežinau kur, valgau picą. Dabar ieškau parduotuvės, nusipirkti vandens ir kažko užkasti. Labas rytas, tai šiandien yra pirmas mano rytas Splite. Ir tiesiog norėjau įamžinti savo Erasmuso mainus, nes tikrai manau, kad yra žmonių, kuriems yra labai įdomu, kaip ten viskas vyksta. Ir tai dabar esu viena, visiškai viena Splite. Kai kurie žmonės jau yra nuvažiavę į Zadarą, kuriame aš ir mokysiuos pusę metų arba 5 mėnesius, jeigu taip tiksliau. Ir keista, rytoj važiuoju jau į savo namus laikinus ir pafilmuosiu tenai, bet kol kas dabar atostogas. Ir dabar išgersiu kavytės, pavalgysiu kokį krosaseną ir dar kažkokių pusrytukų. Tai labas visiems. Šią savaitę važiuoju namo. Po 4 mėnesių. Grįšiu į Lietuvą. Dar vis neatrodo realu. Tai kol nenusileisiu į Kauną, tol netikėsiu. Bet šitą savaitę pakankamai tokia stresinė, kadangi reikia padaryti labai daug dalykų. Tai pirmas iš jų, kurį darysiu, tai eisiu į egzaminą. Understanding Communication. Paskaitos ir rašysime esę. Per 1:30 turiu parašyti esę. Temos dar nežinau. Tai toks bus kaip 12 klasės egzamino vaibas. Bet it is what it is. Dalia. We in Croatia. Yeah. It's my 4 days left in Croatia. Nu, papozuok. Kojytę, rankytę. Nesupranta žmogus šiaip lietuviškai, tai nerazumiš. Rozumiem. And imagine. Yeah. It's our last day together in Zadar. Ever. Maybe someday. Bubble. In this Erasmus bubble. Rytas turime tokią situaciją. Va. Štai tiek. Ir šiek tiek yra problemų mums sutalpinti. I don't know, it's really sad actually. I can't believe that. I will be alone. You're the part of this house. Okay. One last time. This is your home now. You're not. Yes, it is. Okay, it's our last coffee. Biela kava. And Erasmus is It's really sad.
Nowhere to miss. Home. I'm going home. Whoa. Look at the road. Not the Last best time. one. Maybe should Should we? Yeah. I'll never see this again. Oh, we can go there. Why? It's short. Really Yeah. Take. warmer than yesterday, yeah? Yeah. Yeah. Last sunset was the worst sunset I ever seen here. Yeah. And it was the last sunset of Gouda. Oh, yeah, okay. So, this is your last look at Interspar. Oh, I have never been in this one. the sun is shining. She's going home. Kup, kup. Last zebras. We don't have zebras in Lithuania, you know? 4 months ago, I came here, like near that yellow thing. It was Sunday. It was empty. And I said to myself, what have I done? It was so empty. And I was like, I feel like in a village. I will post the video here. It's actually so weird because now it's so different. I know this place. So wow, it's such a core memory. Quick tour. Now it's full. There's like so many cars. And it was like so empty. Žiūrėkit, kur esu. Tiesiog nieko. Should we say goodbye? Oh. Okay. Tai esu Zagrebe, jau 3 kartas čia, einu iki banko ir tada į autobusų stotį vėl. Nepatinka man, žinokit, visai Zagrebas. Parodysiu šiek tiek. Toks va vaibas. Kai Zadare bele kaip šviečia saulė ir dušna, tai čia, žinokit, grynas ruduo. Realiai tuščiausias matytas oro uostas Zagrebo. Tai žodžiu, realiai dabar 6 valandos, man skrydis yra tik tais po 8:40. Vis apsiverkus. Eisiu žiūrėti Žalgirį. Turiu kompą, turiu viską, realiai reikės susipakuoti šiek tiek man lagaminą. Aš turiu persidėti šiek tiek daiktus, kadangi lagaminą priduosiu į check-iną. Ir tada būsiu tik tai su savo šitų rankinuku. Tai va. Šitas video šiek tiek mažiau laimės ir džiaugsmo. Ir šiaip labai noriu namo. Bet wow, kiek daug jausmų visokių. Turiu perkrauti savo lagaminą. Dabar to darysime. Kažkokiu būdu. Šito reikia. Nupirkau rakijos. Ir nupirkau figų. O dabar žiūriu Žalgirį. Tai kol kas gerai sekas. Ir laukiu skrydžio. Valanda liko. Žalgiris laimėjo, o aš važiuoju namo. Tai lėkiu dabar žiūrėti autobusą, nes šikas į Bergamo. Tai dar kokie 5 minučių, man atrodo, iki Milano centrale. Dabar persijungsiu, žinokit, į savo itališką mūdą ir rodysiu, kiek sugebu kalbėti itališkai. Esu Milane. Antrą kartą jau per 2 mėnesius. Nėra lengva, bet kažkaip, jeigu norite komedijos, tai oro uoste sulaužė mano lagaminą. Literaliai sulaužė mano lagaminą, kurį aš nusipirkau prieš 2 dienas. Taigi, išalkau. Toks Uberis. Truputį papuoliau aš čia kažkur.
Tiesiog belia kiek žmonių. Aišku, penktadienis, tai nekeista. Eilinis penktadienis Italijoje. Tiek žmonių vienoje vietoje. Ir tai ne dežavų. Pagaliau! 9 valandos ir išsičekiautinu iš hostelio. Vaizdas toks. Esu viena dabar kambarį, bet šiaip 4 buvom. Tai va, persidėjau visą lagaminą per naują, kadangi man jį sulaužė. Yes. Kaip praeitą kartą reikėjo ieškoti Milane, kur nusipirkti skarelę ir pirštinės. Dabar turėjau ieškoti, kur pasidėti striukę, paltą, nes ant tiek šilta yra. Fainai, Milanas su saulė, wow, neįtikėtina iš tikrųjų, nes praeitą kartą, kai buvau, tai buvo toks tikras pilkas Milanas. Mėnesio laiko ir vėl. Negaliu patikėti, kad saulė. Važiuojam. Įjungti Goda Italia. Allora, andiamo a fare shopping. Mi chiamo Goda, ho 22 anni, studio italiano perché mi piace la cultura italiana. Io parlo l'inglese, lituanese e poco l'italiano. Ho capito, però io non parlo. Oggi Milano è caldo, ci sono molti turisti. Mi piace Milano, però io ho preferito Roma. Oras fantastiškas. Valandą laiko taip atstumsiu, nes tingiu eiti į metro. Baigiu savo Erasmuso kelionę. Kroatijai lagaminų už 40 €, nes grįšit su tokiais va. Va, kokia kokybė, 10 balų.